vis gaunu komentarų, kad dingo mukbangai. Tai va, žmonės, čia paskutinis mano mukbangas. Dėl ko? Dėl to, kad šitą nišą aš jau peraugau. Svūnas. Ir dabar, tiksliau jau ne dabar, jau virš pusę metų, aš esu normalus blogeris, kuris filmuoja savo šeimos gyvenimą. Tai kaip brendamės per visas gyvenimo kliūtis, kaip mes kūrėm naujus verslus nuo nulio ir apskritai kaip mums sekasi Lietuvoje gyventi ir išgyventi. Tai mukbangas Lietuvoje labai gera buvo pradžia, bet ši niša save išgyveno ir dabar kylam į kitą lygį. Kam įdomu, sekit mane Instagrame.